Dabar norėčiau pakalbėti apie tam tikras papildomas technikas, kurios taip pat naudojame savigynoje. Bei iš karto pasakysiu, kad svarbiausia visgi yra mokėti būtent bazinius, pagrindinius veiksmus. Ir tik jeigu jau juos jūs esate pakankamai gerai išmokęs, ta prasme, tada jau galite bandyti treniruotėse išbandyti įvairius papildomus smūgius ir pažiūrėti, kurie jums tinka. Jeigu jums gaunas pakankamai natūraliai, nėra jums per daug sudėtingi, tada galite juos taip pat įtraukti į savo veiksmų arsenalą. Taip. Dabar apie pačius tuos veiksmus. Mes jau kalbėjome apie, sakykime, plaktuką patį, kur smūgiam eina į nosį, gali būti žandikūlį, į šoną, į kaklą smūgis arba į žandikūlį, šoninis čia smūgiai. Tačiau be šitų horizontalių smūgių, taip pat dar pakankamai naudingas yra vertikalus smūgis, kada priešininkas atenu, atliko, pavyzdžiui, smūgį, smūgiam, jūs įsidendat, bam, bam, ir kai priešininkas yra žemai, labai patogu yra ir labai veiksmingas smūgį į kaklą, į galvą, galinę dalį, bam, bam, į nugarą galbūt, čia šiek tiek mažiau, bet irgi labai veiksminga. Tai yra plaktukas iš viršaus į apačią. Nereikėtų pasikėti vieną smūgį, tik ir jau viskas. Eina smūgių. Visas lankas seka visą. Pirmas tai yra ta katelė. Eina smūgis. Bam, bam, pramuš, bam. 1, 2, 3, 4. Tai atliekama keletą smūgių. Toliau be plaktuko turėjome alkūnės. Kaip žinome, savigyna praškai daugiausia alkūnė naudojami horizontalų smūgiai. Tai yra čia vertikalus yra pakankamai sudėtingi ir savigyna labai retai, kada kažkur jos naudingai gali panaudoti. Taigi, dar kada apie alkūnės, šoninis smūgis į galvą ir grįžtant atgal, jeigu nepavyko kažkas. Tai yra stovim, bam, apaskiam, grįžimas atgal. Arba jeigu trumpa distancija kažkas vyksta, bam, bam, grinai šoninis smūgiai. Vėlgi, zonai, kurią smūgiuoti yra bet kur. Nosis, žandikūlis, kaklas, ta pati krūtinė ir taip toliau. Kur naudojami vertikalūs smūgiai, tai vėlgi, jeigu priešininkas yra pasilenkęs. Tai yra vėl vyksta kažkoks smūgis ar kažkas, bam, pramušat ir tarpus priešininkas pasilenkia ir tada tą pačią zoną kaklas, tada ypatingai veikia ir nugara. Labai didelį traumą galima labai didžiulę padaryti, prasme, bet kadangi mums reikia gintis, mes neturime pasirinkimą. Ką tik noriu akcentuoti, kas liečia smūgius alkūnę, kad efektyviausia yra, kad alkūnė sudaro smailų kampą. Tai yra jeigu jūs ne minkštai dalims smūgiuoti, bet pačiu smaigaliu. Tai yra, jeigu priešininkas pasilenkia žemiau, va čia daromas geriausias smūgis gaunasi. Jeigu priešininkas, sakykime, yra kažkiek aukščiau, ar jūs prispaudėte prie sienos, šitoks mušimas jis yra mažiau naudingas, kadangi jūs didelį smūgį padarote tricepsų, ta prasme, minkštai vieta. Norint va čia, jeigu priešininkas yra aukštai padaryti gerą smūgį, reikėtų šiek tiek kilstelti petį. Kas gaunasi kilstelint petį, vėl alkūnė gauna smailų į kampą. Tai yra ne taip mušam, bet jeigu matom, kas priešininkas yra aukštai, kilstelint truputį petį ir gaunasi vėl smailus kampas. Ir čia net nedidelis spaudimas, žiūrėk, iš karto kaip puikiai veikia. Dar vienas variantas, jeigu priešininkas aukštai ir neišeina, pasistenk jį šiek tiek spustelt žemyn ir nuo čia vykusi vėl kurti smailų kampą. Taigi, tiek apie smūgį alkūnėm. Sekantis būtų smūgiai, apie kuriuos apskritai dar nekalbėjome. Tai sakykime, smūgiai delnu, į žandikūlį, iš apačios arba iš šoną. Čia pradžiai labai panašus yra situacija, kaip ir tiesiog šoninis smūgis, tik jis eina labiau iš apačios. Ir taikinys yra žandikūlio apatinė dalis. Tai mes jau kažką situaciją. Bam, tiesiai čionai. Hop. Tas pats iš tos pusės. Pump. Ta prasme, smūgis išeina šiek tiek iš apačios. Vėlgi čionai. Gali būti gal kažkas rankos buvo, kažką čionai sumaklam ir į laisvą vietą, kai atsidengęs yra. Pump. Smūgis į žandikūlį. Kitas variantas yra, mėgėjam ypač naudoti trumpus kablius. Tai yra smūgis persuojant ranką, taip pat iš delno. Eina, bam. Tai yra stacija visiems stovi galva yra. Bam, šoninis, bam. Lygiai tas pats kombinacija. Bam, bam, šoniai. Naudojant šitą smūgį delnu, kas dar yra gerai, kad gali būti situacija, kad jeigu šiandien nepasiekėt smūgį, jie tikime, kad pasieksite pačiu alkūnės galiuku, kas yra skaudžiausia ir padaro daugiausia žalos.
Tai jeigu simstacija taškyra vyksta smūgis, aš čia, jeigu pataikau tvarkoj, nepataikau, bam, kertu iš alkūnės per žandikaulį. Taigi, tie, kas liečia smūgius delnu, alkūnę ir plaktuku. Dabar, sakykim, smūgiai į kaklą. Ai, beje, dar kas liečia dar galvą, jeigu taip prisimint. Dar yra papildomas smūgis į galvą, apie kurį taip pat mažai kalbėjome. Čia visa situacija yra tiesiog smūgiavimas, žinoma, į nosį, į kažkurį minkštąją dalį, ta prasme. Kas yra klaidingai daroma, tai yra tiek filmuose matome ir apskritai, kad būna pagauna, atsilošia, užsimoja ir tarsi tada trenkia. Čia du dalykai gali vykti, kodėl taip nerekomenduojama daryti. Vienas dalykas, jeigu aš atsitraukiu atgal, priešininkas pamatęs tą veiksmą gali pats padėti galvą ir gausis priešingas veiksmas, tarsi jisai man dabar tą traukiu iš galvos. Bant ir pats susižaloju. Kitas variantas, kad aš kada atsitraukiu, ta prasme, jam parodo, kad aš noriu smūgiuoti, jis iš karto kontratakuoja. Pam iš karto žandikaulį ir einu galvą. Ta prasme, vėlgi nepavyko. Todėl realiai smūgiuojant iš galvos. Iš tikrųjų reikėtų pagauti priešininką, visa esmė yra. Jums tik trumpas judesiukas į priekį ir priešininko galvos traukimas. Tai yra, pom, traukite prie savęs. Pagavote, bam, traukite. Jeigu taip lėtai, kad nežinot, bum, ir traukite į save. Kai situacija kaip vyksta, pam pagavote, bum, tiesiai į save. Arba gali iš šono šiek tiek bus smūgis, tai bam, per nosį, ta prasme. Bet pat esmė yra ne trauk galvą ir motis, kadangi to visiškai nereikia. Čia yra trumpos distancijos smūgis. Tai pagavote, bum, ir viskas. Ir tada tęsite sekančius smūgius. Tai tiek, kas liečia galvą. Dabar papildomus smūgius, kaip minėjau, į kaklą zoną. Šiek tiek jau kalbėjome apie smūgį, kuris yra prie skausmingų veiksmų, kad ir skausmingas, ir to pačiu dusina. Taigi čia daug neapsistosime, tiesiog trumpi arba galingi smūgiai į kaklą. Kas ir kvėpavimas užspaudžia ir šiaip yra labai skausmingi ir ypač jeigu jie domų pataiko, ta prasme, ar trachėją, galite pažeisti ir toliau. Taigi, čia tiesų smūgiai, toliau smūgiai į šonus. Kaip plaktukas, lygiai taip pat galime naudoti delno šoną, tarsi kaip kuriuose kovos menuose, ten karate ir toliau, ta prasme, eina kirtimas į šoną, į šoną. Čia vėlgi, nekalbam, kad iš karto paimsim taip ir trenksim, galbūt, sakykim, situacija, papasuksiu tada pusę minutės, sakykim, vyko smūgimas, ne, sakykim, spaudė kažką, aš pavyzdžiui, papą išėjau ir nuo čia iš karto kertu į kaklą. Taikinys, žinoma, yra praktiškai miego arterijos, kadangi smūgis labai geras jas, pakankamai gali ir išjungti priešininką ir toliau. Tai taikom, aišku, į kaklą. Vėlgi, smūgiuojam netrumpą, kad čia kaip net kelia ir viskas eina su visu, ta prasme. Jums reikia tik smūgį, einate su visu kūnu kiaurai. Bum! Ir gartelį, pastuvate, bam! Visas smūgis. Toliau taip pat turime, žinoma, kaklą iš galą, ta prasme. Irgi gali būti tiek tiesų smūgis, tiek galime naudoti dilbį. Beje, dilbį galime naudoti ir šoninėse smūgiuose, tiek ir priekinėse. Tai yra lygiai ta pati situacija. Kaip čia yra kirtimas, tiesiog irgi su žingsniu žengėte ir iš dilbio kaulo smūgite į kaklą. Irgi situacija kažkas gali pavyko, bam, į kaklą. Lygiai tas pats tiesiai, buvom svarbiausiai su žingsnius ir visų savo svoriu. Bam, bam ir, kaip minėjau, priekinė. Priekinė dilbio dalim. Jeigu yra, sakykim, nugara, tai yra smūgis iš galo. Mes iš šonų reikia. Prasme, jeigu situacija yra, vėlgi kalbu, čia jeigu rankų laikymas, ne, kažką mes čia išsivaduojam, galima atlikti tiesų smūgį, arba jeigu kažkas iš šono, bam, iš galo, smūgį per kaklą. Op, viskas. Taigi, čia kas liečia kaklą, toliau artėjame prie kumščio naudojimų, kas labai daugiau yra aktualu ir labai visi klausinėja, kodėl negalima, kaip čia, taip ir panašiai. Tai pradžiai artimoji distancijoje galime naudoti krumpliukus, tarsi, kuriuos naudojame, sakykim, barbenimui. Jie pakankamai yra tvirti. Čia vėlgi, žinoma, jau kai prasideda apie kietą, apie krumplius, apie kumštį, ta prasme, jau nebeina kalba apie tolimą distanciją, kadangi čia smūgiai jie gali padaryti jums daugiau pačiam žalos. Todėl jų pagrindinis panaudojimas yra
apskritai krumpliukais ypatingai gerai veikti smilkinis, kadangi čia trumpi smūgiai labai atkrečia smegenis. Tai gali būti paprasčiausias toksai trinktelimas, jis labai gerai veikia. Kur mes naudojame, tai yra degustacija, sakykim, mes įsivėlė į artimą kovą ir čia kažkodėl, ar dėl kažkodėl nepatogų paimti, nors aš vėlgi būčiau už tai, kad ateis skausmingus veiksmus, per skausmingą, bet jeigu mes norime smūgiuoti, tada galime trumpais barbenimais per smilkį, pam, 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 jis iš karto tas trankymas sukrečia priešininką, pam, 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 ir nuo to atsipalduoja ir tęsiam sekančius smūgius. Dar vienas variantas, kur naudojame tuos krumpliukus be šonio smūgio, tai yra taip pat distancija yra artima. Pažiūrėk, čia šonu, kad truputį, jeigu distancija ta artima, ne tik čia galima, bet gali čia pačiaus, jeigu kažkaip neišeina, nepasiekėm vis vakarą, galime smūgiuoti į kaklą, kur kaklas su žandikuliu sueina. Ta prasme, labai gerai užsikabina, ir taip labai skausmingas. Bam, toks iš apačios. Kažkas čia vyksta, bam, bam, ir po to perinam į smūgius, kai atsiranda atstumas. Pagaliau priėjome prie smūgių kumščių. Žinoma, pradžiai naudojame taisyklę kietas į minkštą, minkštas į kietą. Taigi, pradžiai, aišku, smūgį į minkštas zonas. Tai yra, žinoma, šlapimo pūslė, pilvas, saulės rezginys, galima krūtinė, tačiau čia tokie mažesnį traumingumą duoda. Žinoma, per šonkulius ir labai geras taikinys yra dešinioj pusėj priešininko, ta prasme, yra kepenis. Čia dažniausiai, sakykim, vėlgi, jeigu šiaip mes kažkas kovojame, nepuolame čia smūgiuoti. Aišku, mes naudojame jautriausias pačias vietas. Bet jeigu, sakykim, yra situacija, tai pasakykim, yra situacija, jeigu galbūt mane kažkaip pagavo už galvos, ar rankas laiko ir aš niekaip negaliu prieiti prie, ta prasme, gynas, niekaip negaliu prieiti prie jo galvos, tai tam, kad, sakykim, jį atpalduot arba atkreipti jo dėmesį, geras smūgis į kepenis, ne tik skausmingas, bet ir iškart visas mintis nueis kažkur tai į tą vietą, tikrai negalvos apie jokius kontraveiksmus. Tai yra, stojame čia priešą, kažkas nežinau, bam, bam, bam per kepenis. Nu čia atstumas ir toliau pribaigiam. Dar vieni taškai, sakykim, būtų ir kas sėdžia minkštą, tai jeigu prieškai pasilenkia, kažkur spaudžia, mus bando verst, tai yra inkstai. Smūgiai per inkstus, vieną, kitą ranką. Ta prasme, galim per šoną, aš per nugarą, tačiau inkstai žymiai skausmingiau, taip pat duoda gerą rezultatą. Beje, žinoma, galima smūgiuoti irgi kietų ir į raumenis. Tai yra, jeigu kažkokia yra situacija, vėlgi nežinau, aš visą laiką eičiau geriau per skausmingus veiksmus, per kontroliavimą, bet jeigu jums reikia kažkoks jums spėjimas, galite smogti į raumenį, pakankamai skausmingą. Kita situacija yra, jeigu jūs kažkodėl esate žemiau dar kažkas, vėlgi iš pirmo raumenį, gali būti smūgiai per kojos raumenį, kurie irgi bam, bam, priešingai iš karto skausmas, tarp kojos ir atsipalaiduoja ir stęsim toliau ataką. Tai tie, kas liečia minkštą zoną. Dabar, kada galime naudoti smūgį kumščiu į galvą. Šiaip iš vis nerekomenduojame, aišku, naudoti smūgį kumščiu į galvą. Tačiau vėlgi, jeigu jau yra situacija, kada jūs viškis rakintas, vėlgi, artima distancija, čia vėl kažkodėl, sakykim, bus arsininku čia rankas ar kažkas laiko neišeina vadyti gerą smūgį. Tai yra kažkodėl jūs negalite nuo delno ar ten skausmingą veiksmą, už kurį aš vėlgi būčiau už veikimą skausmingai. Galite atlikti trumpus smūgius kumščiu į žandikuolį, į šoną, ta prasme, vėlgi. Didelis smūgis gali padaryti daugiau žalos. Trumpi smūgiai, jie nereikalauja labai tikslaus riešo laikymo, ta prasme, kumščio tikslaus laikymo. Tiesiog su kumščiu smūgiuojate trumpus smūgis, sakykim, vėlgi, situacija kažkas vyksta, jūs vėjam čia naip, aš negaliu padaryti. Pam, 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 pam. Trumpi, ar žandikui gal, pam, pam, pam. Atsirado sumaksmas, bam, bam. Viso, pradedam veikti savo įprastais smūgiais. Taigi, tai tiek būtų, kas liečia galbūt rankų smūgius, tos papildomus. Toliau šiek tiek žvilgtelkim dar į smūgius kojomis. Visų pirma, tai aišku, prašiausiai smūgius kulnu. Tiek įsivaizduojamas, kada yra iš nugaros priešininkas, tiek, kada, sakykim, gali būt, jeigu kažkos, čia vėl kažkas susistumdymas vyko, galime dėmesio nukreipimui, trypt per pirštus, per pačią koją, pam, smūgis, vėlgi dėmesys, aišku, koncentracija visą nueina į koją ir po to sako įvairiausi atsakymai. Dar vienas smūgis, tai yra kirtimas per koją, vidinė dalimi, aišku, kalba eina, kai esame su batais, vidinė dalimi, jau minėjom prie skausmingų veiksmų,
pakirtimą per patį kaulą. Dabar turiu galvoje apie smūgį į maždaug kelio zoną. Tai yra, jeigu kažkas stacija, pam, tiesiog išmušimas kojas. Tai priešininkas praranda koordinaciją ir apskritai, aišku, ir dėmesį, ir koncentraciją jūs ir taip toliau. Todėl, jeigu kažkas vyksta, kažkas vyksta, pam, iškertam ir prasideda visas kitas atakas. Dar kartelį, galime įti abi kojas, aišku. Pam, koja, pam, pam. Taip pat šis veiksmas labai gerai veikia, kai jūs esate iš šono arba iš nugaros. Sakykime, jeigu vėl kažkokia vyksta situacija, kažkoks susirėmimas, paprasčiausiai, jeigu priešininką, jūs atsirandate priešininko šone arba nugaroj, tiesiog tiesiai kelią spaudžiate žemyn. Bam, jis atsisėda, viskas, jūs jau iš nugaros prieinate. Vėlčiau matėte situaciją, kada vyko išlaisvinimas kaip smūgį, tą išlaisvinimas į priešininkas iš nugaros, tiesiog išlendate, smūgis į galvą ir vėlgi mes turime šoną. Bam, priešininkas sėda ir toliau baigimas. Kas liečia prašyti kojas irgi, tai būtų tik tiek iš tų papildomų tokių smūgių. Dar norėčiau paminėti gal tai, apie ką apskritai mes nekalbėjome, tik tuos veiksmus jūs matėte. Tai yra būdai, kaip priešininką pasiguldyti ir perversti ant žemės. Pagrindai mes naudojame 3 būdus. Vienas dalykas tai yra veikimas per skausmingus veiksmus per galvą. Tai yra, kaip ir buvo minėta, kad kur vedam galvą, ten ir visas kūnas. Tai pagrindinis yra, sakykime, tiesiog galvos sukimas ir spaudimas. Tiesiog sodina priešininką veikdami per galvą. Na, kartelį. Šveiksim galvą. Galbūt smūgis galbūt visada kažką. Bam, bam. Pagavot galvą. Smūgą. Opa. Sėda. Tai būtų pirmas būdas. Sekantis būdas, tai būtų vėlgi per galvą. Tai yra galvos sukimas. Tai yra vėlgi situacija, kada priešininkas jau atsiranda žemiau jūsų. Arba būtų smūgis. Bam. Viskas atsirado žemiau mūsų. Ir tiesiog spaudžiate galvą žemyn, o ranką sukate į kitą pusę. Ir priešininką pasigulate, bam, 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 pribaigėte. Kitas variantas gali būti paprasčiausiai kažkoks įsivadavimas. Sakykime, eina kažkiek tai smūgiai, ranką tiesiog užsukate ir vėlgi smūgis skausmingas, gal kažkokia ataka, pagaunate galvą ir vėl. Bam, bam, bam. Tai būtų antras iš populiariausių. Ir trečias tai yra paprasčiausias pakirtimas per koją, kurias vėlgi naudojame, į savyną pačio praškį nenaudojame, taip, kad stovim ir iš karto verčiam, nes, vėl nežinau, ar dar normaliai smūgių, ta prasme, neeliminavus priešininką iš karto jį parversti, naudos gali būti mažai, nes jūs vėlgi pasigaus, prasidės kova ant žemės ir taip toliau. Ir čia daugiau eina kalba, kad vėlgi, jeigu ataka kažkas, mes jam atliekame keletą skausmingų, rimtų veiksmų, bam, į krūtinę kažkas, smūgis į šoną, į tarpui galbūt bus smūgį į galvą, dar kažkas. Ir tada, tam, kad dar pasiūlym užsidengti, tada prieš ar kažkas, tada paprasčiausias, pum, kirtimas per koją ir pasiguldam. Galvojam, iš kartų visą atrodysim. Tai yra, vėlgi, ar tas pats vėlgi iš šono paimas kažkoks, mes čia įsisukam, ranką užlaužėt, bam, užspaudėt kažką dėžiuojat ir tiesiog spaudžiate patį priešininką ir išmušat jam jo pusiausvyros, tiksliau, kojas, kuriams laiko savo pusiausvyrą balansą. Čia be abejo, aišku, prie bet kokią veiksmą, atvyko smūgimas ar kas, kai tik jūs prieinate prie laužimo, kai priešininkas jau, ta prasme, yra palemtas, smūgiai ir nuo čia arba minėtas lenkimas žemyn, arba pakirtimas. Tai prašau, tie 3 pagrindiniai variantai, kuomet jūs paguldote priešininką ir tiesiog į trumpai smūgis pribaigėte. Galbūt tai būtų viskas iš tokių papildomų smūgių, kurie yra naudingi ir, sakykime, tam tikrose situacijose irgi duoda savo naudą, nes, sakykime, jeigu tų bazinių smūgių jums neišina panaudoti, va tie visi klinčio galbūt situacija, ar dar kažkai, ar jūs esate prispaustas, tai tie visokie trumpi smūgiai, jie tiek krumplių, tiek įvairiausi, ta prasme, į kaklą tie smūgiai, jie turi savo paskirtį ir vėlgi, jeigu jūs, sakykime, turite jau tiksliau esate jau išmokę bazę, tai visą laiką galite savo arsenalą įtraukti šitos papildomus smūgius ir kurie jums tiks, tai juos, sakykime, pasilikti ir tikėkime, kad, sakykime, jie bus naudingi. Tai tiek šioje pamokėlėje ir ką, treniruokite sunkiai, kovokite lengvai ir susitiksime kitą kartą.